Netelpa į tualetą su motociklu kažkaip. Susimokėjau 50 dirhamų, 5 eurai. Čia su mėsa, čia su vištiena. O kur mano kuprinė? Kur mano kuprinė su visais pasais? Sveiki, šiandien mes jums norime parodyti turą po Marakešo turgų. Keliaujam kartu. Lendame į siauras turgaus gatvelės. Čia tiksliau bus ne vienas turgus, o krūvos turgų. Viskas suskirstyta pagal prekes. Kažkur bus gyvūnų, kažkur bus visokių suvenyrų. Matosi daug natūralios odos, net tas kvapas tokie yra. Nesgi čia Marakešė yra net ekskursija, kur tu gali nuvažiuoti ir apžiūrėti, kaip nuo gyvūnų nuriama oda, taip, ir pagaminami visokie batai, rankinukai ir panašiai. Bet mes toks ekskursijas nesirinksim. Nu jau gyvas miestas, nes jau 11:30, tai jau ir turistai atsikėlė, ir prekybininkai atsikėlė. Mes einam be jokio beveik tikslo. Izabelė gali nuo kvapo atsikelt. Jau padavė kvapelę. Na, čia turėtų būti įdomu. Vištytės, gaidžiukai. Ai, kiaušinius parduoda, narvai visokiausi. Na, nieko labai jau blogo. Hurgadai buvo baisesnis turgus. Ne, toks mažas kampelis čia. Kiaušinių ir vištienas. Jo, bet ten yra šalia kavinė, tai ačiū, ne. Bet žiūrėkit, kokie stilingi dėdės. Kraksiukai, halatukas, džempa. Kiek pavyko rasti informaciją, tai čia dabar mes einam Saukse Marinė. Kažkokia gatvelė. Na, čia realiai turgus. Kažkur galbūt yra aprašyta, kuo jie skiriasi tie turgai. Kažkiek pavyko radau, papasakosiu. Čia labiau sakyčiau tokie medžiagų, odų dirbiniai visokie. Batai, tašės, na kaip ir visur. Bet man tai visai patinka, nes niekinietiškos kokios prekės. Nu, tikėkimės. Bet atrodo, kad yra ir nemažai jo tų. Geriausia, kur kainos rašytos, tai bent nebaisu prieiti. Magnetukai po 1 eurą. Kol ieškojom ką aplankyti, atradom tokią vietą kaip odų plovyklas, ten vonios tokias, ten jie dažo tas odas. Tai vadinasi teneris. Tai ten realiai sako grinai 100% skemas. Netgi Google Maps'ose buvo atsidaręs tą vietą. Tai beveik visi yra neigiamai vertinti vienetais. Ir rašo, kad visada atsiranda gidas, kuris tavo pavedžios. Ir ten irgi vėl taip pat kelias minutės pavaikšto, ten visą bendrą planą atidirbė. Susitinka su draugais, nuveda į savo parduotuvę, nuveda ten tas odas, šiek tiek parodo, gal pafotkina. Na ir tada 20 eurų.
Jo, bet ten kvapas tai turėtų būti nerealiai blogas. Nes įsivaizduokit, kad ten viską ten atlieka toj vietoj. Nu, Taip, labai smirda, nu, bet šiaip pasižiūrėti, pasifilmuoti, pasifotkinti, tai visai faina. Čia išsišakojamas. Čia jau vadinasi Plaza de las Pizzas. Jeigu neteisingai tariam, tai nepykit, bet kažkada šitas turgus buvo vergų turgus, pardavinėdavo žmonės, o dabar tiesiog labiau toks prieskonių gyvūnų, tokių kaip vėžliukai, pavyzdžiui, čia. Arba įvairių medžiagų. Gražios visur spalvos, kvapai šiaip labai skanus, neskaitant tų arklių. Šiaudiniai buliai, ožiai. Dar vėžliukų. Nu ir prieskonis spalvingumas. Greta vieną krepšiuką išsirinko pintą. Va panašu kaip čionais, tik tai ne su vyšniam, o su blizgučiais. Sako, kokią kainą? Tai 20 eurų. Nu tai tada nebenori, bet ir šiaip galvoja, kad nelabai jis reikalingas. Tada sako, nu okei, 10. Nu, gerai, 7 eurai. 5. 4. Būtų jau ir už 3 eurus atidavęs, bet man matot, kaip užsikėlė stipriai. man kaip ir pagaila, nu, bet man jo nereikia, man jis gražus, aš tik pažiūrėti noriu. Nu šiaip, pasiklaust kainą įdomu, kiek kainuoja toks daiktas. Įrodymas, kad reikia labai dėrėtis arba jeigu nelabai reikia, bet kaip ir pirktum, jeigu būtų maža kaina, tai nueidinėjai ir pasiūla gerą kainą. Stipriai užsideda. Saulės uždangalai. Kiaušinių kurjeris. Bandelinė. Einam, praeisim. Kažkam nuotraukai gražios vietos. Ir magnetukų. Galbūt tokie užkampė bus pigesni. Kaip apie eurą kainuoja, tai nėra brangu. Lenda jie su savo mašinom į visas siauras gatvelis. Nu, kilimininkai nuvažiavo. Kilimų padarė. Man tai visai patinka. Visai niek. Oras labai geras, iš tikrųjų pataikėm į puikų oro, saulėtą, čia turbūt priduoda daug smagumo. Spalvos žymiai visas paryškėja, pagražėja. Jis ten nenori filmuotis, net pašoko. Ne, visi žmonės nori filmuotis. Gal nepasigražinus. Gal nepasigražinu. Netelpa į tualetą su motociklu kažkaip. Sunkiai čia jam sekasi. Nu bet gal tilp. Tilpa. Čia ne visai aišku, kur čia galima filmuoti, kur ne. Ten žmonės minko visokias tešlas
atsisėdė, bet garsiai rėkia, tai nesuprasti, ar čia jie sako filmuok, ar nefilmuok. Veža dekas, šalia mėsytę pjausto. Vištienas čia jau labiau gal toks maisto turgelis. Atvažiuoja. Pasitrauksime. Įdomus transportas čia. Pasiekėm Marakešo muziejų. Įsikūręs Darbo Nebni rūmuose. 20 amžiaus pradžiai pastatytas muziejus. Čia eksponuojami visokie meno kūriniai, meno dirbiniai. Nežinau, mes į muziejus kaip ir neplanavom labai lankyti. Bet kas būsit, galite apsilankyti. Be eksponato taip pat šitam muziejui būna ir įvairius kultūriniai renginiai. Teatrai, įvairius koncertai. Bet čia aplinkui nemažai veiklos yra. Vienas dar įdomesnis faktas, kad šitas Marakešo muziejus po Maroko nepriklausomybės buvo paverstas mergaičių mokykla. O vėliau 1997 jau tapo tikrų muziejų. Pats buvo pritaikytas. Šitais siaurais keliukais judam iki Madersa Ben Youssef. Tai yra istorinė islamo mokykla, įkurta 16 amžiai. Bet po to buvo uždaryta ir dabar atverta kaip muziejus. Kažkada tai buvo didžiausia teologinė kolegija Šiaurės Afrikai. Pabandysim gal žaisti, šiaip labai spalvos gražios. Kažkada talpina net 900 studentų. Gražiam plytelėm išpuošta viskas. Ai va, yra įėjimas. Tai vaikams 10 dirhamų, o mums 55 eurų. Na gal reikės išleistas 5 eurus greitai. Susimokėjau 50 dirhamų, 5 eurai. Vienas eina, sakė, nenori muziejų lankyti, pabus lauke. Nu ką, gražus pastatėlis, labai gražiai viskas išpuošta. 5 eurai dar nebloga kaina, sakyčiau. Nėra kaip dažnai būna 20-30 ar kiek ten tų eurų. Tai galima paremti Maroką, pamatyti šiek tiek istorijos. Nelabai čia daugiau domėjausi, tokius pagrindinius faktus tik tai žinau, kad buvusi kolegija. Viršui rašo studentų kambariai. Lipam patikrinti.
Mažiukai kambariukai. Viskas, kiek čia kokie 2 ant 3. Kaip vienutės. Kažkas turėjo ir didesnį. Su langeliu. Nu, gražu. Sakyčiau, kad faina vietikė. Čia gal geriausi mokiniai turėjo vaizdą į tą baseiniuką. Na, interjeras tai man patinka. Sakyčiau, verta 5 euriukus painvestuoti šitą kolegijos aplankymą. Tikrai tokia jaučiasi Maroko atmosfera. Islamiška. O, nebe pirmas jau toks balkoniukas. Visur balkoniukai. Projekcijų kambarys. Kas tai? Tiesiog rodo filmą. Kas nori pasižiūrėkit, kaip čia buvo pastatyta. Dar tualetas, nežinau, čia turbūt veikiantis. Atskiri kambariukai. Pasiėmam popierių. Ir galima eiti. Nu, reikia išbandyti. Tai tokia buvo kolegijos ekskursija. Dabar dar einam iki vienos mečetės, į kurią neužeisim, nes ten leidžia tik musulmonus, bet sako, iš išorės reikia pamatyti. Ben Yusef mečetė restauruojama, bet į ją mes ir nepakliusim ir niekur nepaveiks pamatyti, o minaretas matosi. Bet visą aplinkui apėjom, jokio įėjimo daugiau nėra, tik vienintelis. Už tai čia kažkoks kupolas labai gražus. Tai mes jau traukiam tolyn turgais. Dar įdomus faktas, kad kai kur yra parašyta, koks tai turgus. Prieš tai nekreipiu dėmesio, bet dabar va paėjom, pavyzdžiui. Tai parašyta, kad prieskonių skveras. Tai reiškia, bus dauguma prieskonių. Kartais reikia pasižiūrėti viršų. Bet pagal Google Maps'us sunkoka būtų surasti tos visus turgus skirtingus, nes ir pavadinimai skiriasi. Pagal vienus aprašymus jie vienaip vadinasi, pagal kitus kitaip, tai vadovautis čia gan sunku.
reikėtų daug laiko praleisti ir būt jau apsiprast, pagyvent. Tada gal aiškiau būt. Panelė atsikėlė. Sako, užtenka miegot pietų. Kas čia? Kas čia? Lendam į prieskonių turgų. Nors prieskonių nesimato, bent jau pradžioje. Labiau visokie čia suvenyrai. Tai vat, nebūtinai netgi, kad viršui rašo prieskonių turgus, tai tiesa. Čia jauki kavinukė. Gamina patiekalus. Tu je prenne les sacs? Gal čia mums reiks jas pabandyti? Išbandysim čia tą vietikę. Žmonės valgo kažką. Puodai verda. Šefas sarginis. Pasirodo, ne viską iš tų bliūdelių duodi. Ten mūsų kepėjai matosi toliau. Ir girdėjom, kaip kiti žmonės buvo kalbinami, sakė, kad diarėjos garantuoja, kad nebus. Gavom savo iešmelius. Čia su mėsa, čia su vištiena. Nežinau, kas yra mėsa pas juos. Marokietiškas salotas vadinasi. Su svagūnais daug. Galėtų nelabai mėgti svagūnų. Visai nemėgstu. Ir bulkė. Mes panašu tų indelių negausim, nes čia kiti patiekalai kažkokie. Bet atrodo skaniai. Mažyčiai tokie. Mažyčiukai. Čiuk vieną gabaliuką paragauk. Žiūrovams reikia sužinoti, ar skanu. O įrankiai? Į blūką įdėti. Kokia čia blūka, bet... Šiaip tai marokiečiai valgo be įrankių. Tai kam tai įrankius pasiėmė? Vieną greit. Kask ir viskas. Gerai? Minkšta? Va ir vaikui tiks vištiena. Tie prieskoniai galėtų nebūti? Aštrokį? Jie aštroki, bet tokie neskirti. Skanaus. Po maisto vėl pasidalinam į dvi pusės. Man pirmas kąsnis buvo skanus, o vėliau ne. Na, aš tai neužskaitu, aš nieko ten nepabaigiu ir aš net nepavalgiau. Aš tai pavalgiau visai skaniai. Viskas buvo, bet biškai per brangiai gal sakyčiau. Tas iešmelis 5 eurai, vienas, nu ne vienas komplektas. Žodžiu, 16 eurų sumetu. 16 eurų, 17, ne Aš tai iš vis nieko ne. 16 euriukų. Salotas, arbatas neskaičiau. Bet kainas taip kaip parašytas buvo, nu tai niek čia nesugalvoju. Bet dabar bandysim galbūt iki vienos saldumyninės nueiti, Kad aš pavalgyčiau. kad greta pavalgyti ir aš dar besimuščiau. Thank you. Odų turgelis. Ten, kur mes valgiam, ten buvo maisto labai daug tų kavinukų, tokių iš vis tokių vietinių, bet jau neprafilmavom, praėjom tiesiog. Čia jau metalo dirbiniai visokiausi.
O čia šiukšlinėlis. Daug garsų, daug vaizdų. Neblogai atrodom iš tikrųjų. Sakom, reikia išlaikyti balansą. Ne tik bamžas. Ne tik pigiai valgysim lariokę, bet sakom ir rinktis ir tą Aš problemą. tai nusprendžiau, kad man čia labiau patinka. Labai jau rimtas restoraniukas. Aš pasirinkau 6 skirtingus kažkokius tradicinius patiekaliukus. Žinai, ką man net nuotaika pagerėjo. O čia kažkoks tai persiko kažkas. Latė šalta, mėtų arbata, kurią pylė iš labai aukštai. Ir labai rimtas restoranas ant terasos viršaus. Paragausiu. Kainos irgi rimtas. Nu, ta prasme, už Lietuvos didesnės, bet jeigu Lietuvoje būtų tokioje vietoje, tai tada būtų dar didesnės. Turbūt. Nu, kad sudaryti įspūdį, tai desertas vienas apie 10 eurų kainuoja. Čia pigiausias praktiškai. 9-10 eurų. Jo, bet viską pigiausias, pane. Nu, ne pigiausias. Spręskim pagal Coca-Cola, 6 eurai. Alus 13. Nu, bet alkoholis čia už 2 Jo, maistai ten irgi 20-30 eurų. Nu, tai toks jau rimtas restoranas. Štai ir aptarnauja, ir rezervacijas, ir klausia, ar ten padėti, ar... Bandom paragauti, ką mums. Kad pasakyti, ar čia mes gerai pataikėm. O čia reikia užpilti? Taip, tikriausiai, kad taip. Nu, prisiragausim čia visokių įdomybių. Bet norim biškį atsipūst, priplėti. Ramiai. Nu. Mano tai. Bet čia tai Izabelė Valencija. O to praeisim pro terasą pačią. Parodysim. Ką veikia vaikas? Tubeliukai. Batus. Nusiminėjai. Gal nesimato? Pamajak, sakyk labas. Labas. Oi. O kaip taip moji? Oi, kaip sakyk, nevalgiau nieko, kaip nevalgiau nieko. Žinai, man labai čia. Gerai, reikia išbandyti įvairių. Jeigu talentą, tai žinokit, vietinė nėra nei vieno. Tik turistai. Reikia sėti ant saulės, duoda kepurę. Šiek tiek aprodysim terasą. Apačioj turgai, o viršui prabangus restoraniukas. Turbūt neišeis prie kraštą nueiti, kad pačią terasą aprodyti. Bet va toks. Terasa iš apačios. Čia toks užlipimas laiptukais, aišku, su vežimu. Nėra pats patogiausias, bet įveikiama. Va, sumokėjom eurais 28 kortelę. Normaliai prabraukė. Kursas geriausias. Nereikia išsikeitinėti. Ne pigu, bet kokybiška. Prie Le Jardin Secret vadinasi.
Čia slaptas sodas pačioj Medinos širdį. Pažiūrėsim, kokia čia galimybė įeiti į vidų. Ar kainuoja, ar nekainuoja. Turėtų kainuoti. Muziejus šis vietas. Bet manau, kad gal... Oho, kokia eilė. Kaina 100 dirhamų, 10 eurų. Laukti ilgai eiliai. Į sodą pažiūrėti šiuo metu nesinori. Praleidžiam. Kas būsit vietoje, jeigu nebus eilės arba šiaip turėsit labai daug laiko, tai laisvai galite. Skaitosi gražus sodas. O mes toliau šitais šunkeliukais, turgais, keliaujam vėl iki pagrindinės aikštės Marakešo. Jeigu aš čia būčiau viena, tai man tikrai čia to reiktų gido išeiti, nes aš visai nesiorientuoju, kur esu ir kur išeiti. Iš tikrųjų sudėtinga visai. Orientuotis net Google Mapsai ne visai rodo tiesą. Ne pirmas objektas jau pažymėtas visai ne toj vietoje, kur yra šalia kažkur, bet jeigu eitum tiesiai nerasti. Tiek kavinė viena, tiek mūsų viešbutis, tiek turbūt daugiau čia tokie yra. Nes gatvelės panašios, jie gal patys blogai sužymi. Aš imčiau tą gidą ir... Ta gyda imtum, Padėsiu. kuris nuvestų visas parduotuvės. Turėtum visur apsipirkti. Kad parodytų, kur mano vieta. Nu va, nelandžiam mes po parduotuvės, nežiūrim tų prekių. Mums reikia tik tai magnetuko ir būti nenutrenktiems motoroleriu. Man tai labai gražios tas pintos rankinės, bet kur aš su jai? Kažkaip su mečečių lankymu čia sudėtingai. Visur už didelių tvorų tos mečetės, nei pasižiūrėti jas negalima, nei aplankyti, nes tęsiasi turgai. Bet kažkas tas prekės vis tiek turi pirkti, ne? Ne, bet man tai čia tai visai tokios, nežinau, aš ir to norėčiau, tik nežinau, kur dėčiau, bet, nes nėra toks kinietiškas tas turgus, kaip, pavyzdžiui, Stambulė. Aišku, man ir Stambulė viską reikėjo. Viską reikia, bet po to valiosis namuose ir neužsidės. Taip, pavyzdžiui, man tas pintos rankinės labai gražu, bet kur aš su jai eisiu. Bet man tai atrodo, kad čia viskas rankų darbo, pažiūrėk, kodėlį. Va, tipo negražu. Pažiūrėkit. Man tai čia tokia... Nieko. Negaliu ginčytis. Figų galima nusipirkti. Žodžiu, visko pilna. Eikit tik tai ir pirkit. Ir šiaip kainas tai turgui, man atrodo, nėra labai didelis. Man irgi, Daug kur labai kabo, kad 10 dirhamų parašyta. Jis yra 1 euras, tai turbūt smulkmenas po 1 eurą čia gali pirkti. čia kokios apyrankės, matau. Kur reikia dar čia važiuoti pro tokį siaurą kelią su to motoroleriu. Mačiau, kai kuriuose vietose buvo ženklai, kad su motoroleriais negalima važiuoti. Bet jeigu nėra ženklo, tai matyt tada galima. Toks vas raitas. Yra ir stipriai užimtų gatvelių. Asilų labai daug matėm, bet vis nepavyko nufilmuoti. Pirmas nufilmuotas asiliukas. Aš tik telefoną išsitraukiau, man iškart, No foto. Ašgi nuotraukas nedarau, aš filmuoju. Ir štai mes vėl grįžtam į savo džiemos aikštę. Sakėm, reikia dar vieną kartą pasimti kažkokį tai kokteiliuką, skaniai atsigerti ir turbūt važiuosim į prekybos centrą. Jo, reikia pasinaudoti tą progą, kad šviežių spaustų sulčių už pigiai galime paimti. Ir sveikiau negu Coca-Cola, nes kažko atsigert noris, aš norėčiau kolas. Dabar teks. Sultim. Eisim pas tą patį, numeris 1 ar kitur bandys. Gal taip.
Tik paremkim kitus. Kitus visus reikia Kaip paremti. tu sakai, tai. Bet numeris 1 tai yra geriausias. Kartojam. Tik dabar numeris 5. Tu. Small, just small. Small for drink here. Or pick up. This one. Yeah, this one is big. No, smaller. Nu, mes esam beveik toje pačioje vietoje, kur tik buvom. Tik praėjo apie 25 minutės. Perkam sultis. Sakau, kažkaip man lengva. O kur mano kuprinė? Kur mano kuprinė su visais pasais? O jis mums plaka sultis. Aš jau nebereikia mums tų sulčių, mes varom į tą kavinę. Bet dar greit sumokėjom už tą vieną, mes sakom, kitą nebereikia ir Mes jau nuo tos kavinės jau nuėję buvom gerų pusvalandį. Dar Bet tai ėjom. išlėjom. Tai žodžiu, bėgom, visi po prakaitų. Taip, ir toks, gumulas nedėrkliai, nes pasai, viskas, pinigai, kameras, bet labiausiai dėl pasų, nes aš galvoju, mes čia užstriktume kiek laiko, kol čia viską padarytų, tas kopijas, ar ką čia, tai... Ja, bet gerai, kad tas restoranas buvo toks rimtas. Tai pasakiau, bėg. O, sako, va, čia guli, viskas atnešė. Mes ten su Izabelė pusiaukelį laukiam. Aš pamačiau, kad jis ateina, jau šypsosi manęs ašaros, sakysi, Dieve, galvoju, nesugadinta kelionė. Patikrinom, viskas yra, viskas gerai, sąžiningi žmonės. Mes dabar apkalbėjom, kad jeigu būtumėm toj pačioj pirmoji kaviniai, kur ten laukia sėdėjom ir tą mėsą valgiam, tai greičiausiai nebepavyktų. Taip, nes toj kuprinėje laikėm viską, pinigus, tas kameras, čia smulkmena palyginus pasai. Ja, pasai buvo ir. Tai va, po lengvų prakaitų grįžom ten pat, kur buvom. Ir dabar jau trauksim link prekybos centro. Vaikas pavalgo, galbūt pamiegos. O mes su palengvėjimu ieškosim autobuso. Tikriausiai. Arba pėsčiom eisim. Pažiūrėsim, kiek ten atstumas. Gal ten ir labai toli. Pietų metu praėjimas pro Džemą aikštę. Jau žmonių daugiau, veiksmo daugiau, muzikos daugiau. Dar įdomu bus kaip vakare. Vieną vakarą taip pat grįšim pasivaikščiot. Dabar bandom pėsčiomis nusigauti iki vieno prekybos centro, kurį vakar pravažiavom, važiuodami nuo oro uosto. Matėm, kad visai nemažas, norim šiek tiek pasivaikščiot, gal kažką tai rasim. Sau nusipirkt, nes šituose turguose nebaisiai mums čia gaunas kažką nusipirkt. O dar ir valandų daug nėra kažkaip, tai galvojam praseisim, patikrinsim kažką kitą. Taip, tavo navigacija labai blogai veikia. Visą laiką važiuoji ne ten, kur reikia. Šiandien einam iš savo Riado į lauką, lipa į viršų. Tai man Šarūnas sako, tai visada pagal savo navigaciją pasikliauk priešingai. Jeigu galvoji, kad reikia Jo, visą laiką reikia lipti viršų, tai lipti apačią. atvirkščiai daryti ir pavyks. O, dar kiek arkliukų išsireikiavus. Reikia man praeiti pro arkliukus, pasižiūrėti. Išsireikiavę daug karietų. Nu jau čia nebevažiuosim su karieta. Važiavom Maltai. Važiavom, kur ten dar? Tunise. Čia praleisim. Viską pėsčiomis apėjom. Ir dar apeisim, ko neapėjom. Greitai rūbų salonas padavė rūbų. Sako, reikia žiūrėti. Bet čia ne tavo. Treningų? Pietų metas. Čia irgi padavė urmų drabužių. Naujos siundas visur greta, sako. Apsipirkinėja vietiniai.
ėjom ir sakėm, kad nematėm Medinos vartų. Kaip tik mes ją praėjom. Panašu iš tikrųjų, kad 9 metrai aukštis. Pločio nesimato. Bet va tokie vartai tęsiasi visur aplinkui. Panašu, kad nėra išgriauta dar labai stipriai. Vartai į skemus. Vartai į skemus, taip. Dabar išėjom iš Medinos, tai iškart mašinos važinėja, naujas džipai, visą Jo, ir toks visai kitas vaibas atrodo taip fainiau. Nu, nes ten gal biškiai atsiboda, tai pusė dienos bada turgu. Taip. Tai laisviau vaikštai, kapuoji, į kairę sukam dabar mes. Jie čia jau ir prie perėjų būna sustoja ir šviesoforo atsiranda. Va, Bentlis važiuoja savo. Sako, Afrikoje žmonės blogai gyvena. Na ir jisai Bentliai, va, nauji džipai. Kas rodo? Ten rodė dėdas. Rodo. Išvedė iš kelio per raudoną. Biškiai karščiau dar pasidarė. Nu, tu pasakėjai, tas būčiau Man palaukęs. parodė. Mašina? Kas tai? Ką tai? Nu, tai matyti, jie čia Tai labai turi. fainai, nu čia jau toks, žiūrėk, vien palmė. Matosi, kad išėjom iš Medinos, va, ir palmės pagražėjo. Ir žmonės pagražėjo. Yra ko kvėpuot, kaip sakant. Čia jau pusiaukelė iki mūsų prekybos centro. Sakėm, į priekį nueisim, atgal gal ir pravažiuosim su autobusu. Kaip jėgų bus. Menara Mall. Nemažas toksai, bent jau iš Mapsų molas. Pasižiūrėsim kaip vidai. Pasivaikščiosim, gal susidarysit kažkokį bendrą įspūdį. Saugomas. Labai tikimės, kad nereikės traukti vaiko iš vežimo, nes miega šiuo metu. O mes toliau einam per gatvę. Pailsėsim jau dabar, prisėsim kažkur, gal kokį ir ledą suvalgysim, gal ir... Nežiauri karštas, džintai, nors 17, bet talentai karštas. Saulė kepina, bet debesėlė, tai labai gerai. Truputį atitrūkti nuo žiemos sniego, faina. Baigėm prekybos centro pasivaikščiojimus. Šiaip visai nieko, tik tai, kad atrodo jis toks didelis, o parduotuvė nėra, toks tuščias gan. Bet visai nieko, pasivaikščiom. Radom ką ir nusipirkti, nuolaidų pilna. Ir Bent jau normalią šitą maisto prekių parduotuvė buvo. Carrefouras, kur visada, beje, Carrefour'e galima alkoholį nusipirkti, kam aktualu. Žodžiu, tai vakarą užbaigiam taip, einam ilsėtis. Ir rytoj pratęsim savo kelionę po Marakešą. Rytoj planas važiuoti į dykumą. Kaip kad kam įdomu. Žiūrėkite toliau. Ir nepamirškit paspausti mygtuką subscribe, kas dar nesubscribinat. Iki. Ate. Klausiu Gretos, ar nenori arbatos. Čia tokių daug. O, pilietė sėdi ir pardavinėja po vieną cigaretę. Išleido autobusas, bet ne visai ten, kur aš tikėjausi. Radom gidų, sakė, parodys mums dykumą. Pasiekėm vieną savo taškų.